negalima žaisti, suprantat? Tada jau kampinį kelią. O dabar pažiūrėk, kokį principų mes žaisim. Pas mūsų bus vienas gynėjas pradėsim. O, vienas gynėjas. Čia vat yra mūsų vardas, taip? Čia gerai, tai būna vardininkas Ignas, taip? Vienas gynėjas pas mums. Va šitoj pozicijai per vidurį. Jo užduotis. Ir į vieną kraštą, ir į kitą kraštą, ir pasijungti pagal galimybės į priekį ir stipriai spirti kamuolį į priekį, kad galėtų arba iškart į vartus pramušti, arba mūsų puolėjai. Tai šitą poziciją Rokas Narbutaitis. Matai save? Va čia tu esi. Lygiai taip pat į šitą vietą ruošiasi tave keisti Lukas Vaitukaitis, nes be keitimų žaisti neįmanoma. Suprantate? Lukai, supratai? Va jūsų pozicija per vidurį ir man ir kraštus ir jūs labai išmušt man kamuolis į priekį. Nereikia prie mūsų vartų. Tadas taip pat pozicijai gali ir rytas irgi klausyk šitą poziciją, kad žinotum gerai, kas šičia. Taip, dabar toliau pas mūsų, žiūrėkit, pirmiaukai pastatysime du kraštinius saugus pas mūsų. Iš kairės pusės Karolis Raškauskas. Iš dešinės Mantas. Iš dešinės Mantas Gudelevičius. Taip, pradės. Jūsų berniukai, žiūrėkit dabar pas manęs į vienoj pusėj duoda užduotis. Ir puolimas, reiškia, ir gynyba. Ir į vidurį taip pat padėti. Į kraštą na jau neina, nes jau ten tvorą bus, suprantat? Bet kaip atakuojant, kad man būtumėt savo pusėse. Kairės, Gudelevičius dešinės, taip? Taip. Į šitas pozicijas irgi, jeigu keisiu po vieną, keisiu ir Julių, ir Justą, ir kitą Justą, ir Vytas, gal ten žais ir Tadas tose pozicijose. Visi žais. Tai va šitas man pasižiūrėkit, gerai momentas. Reiškia, turi būti plačiai ir visą laiką dengti savo žaidėjai. Jeigu jūsų krusdengės nebus jūsų krašte, Karlai ir Mantai, tada į vidurį vietą dengiat savo žaidėją, kaip ginsimės, taip? O kaip tik pasmūnė kamuolys, abu iškart plačiai prie pat tvoros savo. Kad jums galėtų aukštą perimą Rokas Narbutaitis, ar tenais bus Vaitukaitis jums mušti į kraštą, kad jūs galėtumėt bėgti ir šitas daryti ataką, taip? Ir dabar puolimas pas mūsų grindį vienas, o tai va čia va priekį, per vidurį, ir tavo užduotis, ir dešinė, ir kairė, ir priekis, ir atgal grįžti padėti Rokui. Tai Džiugas su Nelaitis pradeda, taip? Jį keis Justas Narbutaitis ir šitas va Bieliauskas. 1, 3, 1. Aišku? O aš vienas puolimas bus, Gausi berniukai taip, kad mes visi keturi pulsim, visi keturi ginsimės. Bet man, kad svarbiausia Rokas visą laiką, arba bus ten Vaitukaitis, būtų paskutinis žmogus, kuris yra prieš mūsų vartininką. Nes jie būtų ir tvirti, ir stipriai kamuolį išmuša, kad mums ir atima gerai, supranta? O čia vat noriu, kad tai visą laiką būtų Džiugas, kadangi jis greičiausiai pas mus įbėga ir labai gerai smūgiuoja. Taip? Ir šitas po tavo pozicija. Rokas, Ignas, muši kamuolius į priekį iškos, jeigu nėra daug. O ten Džiugas kovoja dėl visų kamuolių, taip? Lygiai taip pat šitas kovoja ir šitas ir Gudelevičius, aišku? Girdi? Tad man aktyviai tikimės. Va, dabar žiūrėkit, kai bus kampiniai, reiškia, kelt eina kampinius Rokas visus, tada vienas aš sušauksiu vardą, kuris atsistos į Roko vietą pasiliks. Tai tenais bus arba Mantas, arba Karolis, kam pasakysiu, gerai? Va, baudos kokios jeigu bus, baudos smūgiai mes muša Rokas jeigu. Pasis stipriausias smūgis tiesiai vartus būtais, matai? Ir dar iš karto pasakau visiems, kas tai, kokią tik menkiausią galimybę spirti vartus. Nesitaisydavo kamuolį spirti vartus, nes nebus berniukai mums, kada pagalvosim, kad dar pastarkysim kamuolį to iš mūsų atims. Aišku? Tai, kad malonių jums varžybų, sėkmės ir einam tada dabar iš lėto daryti apšilimą.